Tai sveiki visi. Eilinį kartą jaudinuosi ir anksčiau konferencijose kalbėdavau kitais žodžiais, abaidy, Laoso žodžiais apie urvų pasaulį. Ir šiandien, kaip visada reikia pasakyti sveikinimo kalbą, tai čia bus trečia versija sveikinimo kalbos. Ir jinai atsirado šiandien ryte, 6 val. Ryto, kai supratau, kad tai, ką aš noriu pasakyti iš savo širdies. Tai prisiminiau rytų kovos menus. Ir nėra svarbu, ar tenais yra šotokanas, kokušinas, karatedo, bet žmonės ateina treniruotis. Ir ta vieta salė vadinasi dojo. Iš japonų kalbos tai reiškia vieta, kur prasideda kelias. Tai kažkam interesų derinimo pasaulis prasidėjo senai, pradėjo keliauti šituo keliu, mokintis. Kažkas galbūt šiandien šituo keliu pradės nerti giliau į urvus. Ir kai prasideda treniruoti, yra pasakoma toksai žodis seza. Tai reiškia, kad visi susėda kaip jūs dabar. Kai visi susėda, kitas mokinys arba žmogus, jis arba ji, sako mokuco. Mokuco reiškia, žmogus užsimerkia, klūpėdamas ant kelių ir pabūna su savim, meditacija, kelias minutės, pakvėpuoja ir pasiruošia treniruotei. Tai reiškia, su mintimis aš tą valandą laiko, 2 valandas būsiu čia. Tai mes irgi būsime mintimis porą valandų čia. Tada yra pasakoma mokuco. Tai žmogus atsimerkia, visi pasiruošia vienai tokiai ceremonijai. Ir būna tokie žodžiai, šiomeniriai. Šiomeniriai žodelis reiškia nusilenkimas. Šiomenė tai reiškia meistrai, kurie išugdė vieną arba kitą karatė rūšį. Arba mūsų atveju šiomenį mes nusilenktume tiem žmonėms, kurie įkūrė Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Nusilenksime tiem žmonėms, kurie interesų konflikto pasaulį išplėtojo. Tada yra pasakoma kita frazė – sensei rei. Rei nusilenkimas, sensei yra mokytojas. Tai šiame pasaulyje mes irgi turėjome savo mokytojų. Aš irgi neišmokau apie interesų konfliktus. Tai vienas iš mano mokytojų yra šiandien su mumis Rytis Juozapavičius. Ačiū Ryti tau už pamokas. Ja. Ir trečias būna nusilenkimas, kuomet pasakoma otaganiriai. Tai reiškia pagarba vienas kitam, kad mes tą valandą mes mokinsimės vienas iš kito. Nėra svarbu, kokios yra mano pareigos, mano statusas, nėra svarbu, ar aš daugiau žinau, ar mažiau žinau. Kartais gali išmokti iš žmogaus, net tas, kuris žino mažiau. Tai pavyzdžiui, mūsų sensėjus pastato suaugusius žmonės su vaikais treniruotis. Fantastika. Kiek vaikai gali išmokinti suaugusius. Tai kartais šitoje salėje gali atsirasti žmonių, kurie tiesiog paprastą klausimą užduos ir niekas šiandien neturės atsakymų į tai. Ir tai yra normalu. Na ir galiausiai, kai pasakoma šitas, 3 nusilenkimai, sakoma kiricu, visi atsistoja, nusilenkia ir pasako os. Pagarba jums. Tai ačiū dar kartelį visiems ir judam į turinį. Tai nežinau, nuo ko čia pradėti, bet gal techniškai tiesiog sustatyti tam tikras dalykus į tam tikras vietas. Tai prevencijos pasaulyje aš išskiriu tokius 4 lygius. Pirmas lygis yra korupcijos prevencijos aplinka. Tai čia, kitaip kalbant, būtų mieste, kaip sudėliotas šaligatviai, gatvės, šviesaforai ir panašiai. Tai korupcijos prevencijos lygiai taip pat yra baudžiamasis kodeksas. Ten tokie straipsniai, pavyzdžiui, piktnaudžiavimas, piktai naudos audžiauti, lietuviškai. Antras lygis yra interesų derinimo pasaulis, tai yra taisyklėmis grįsti etikos reikalavimai. Kilo interesų konfliktas, pakėliau ranką, nusišalinau, nuėjau deklaruoti, arba yra kitas straipsnis, kur draudžiama priimti dovanas dėl tarnybinio statuso arba dėl tarnybinių pareigų. Tai va čia yra antras lygis. Kuo jisai yra įdomus? Tai kad, pavyzdžiui, turime tokius etikos reikalavimus. Nesinaudoti pareigomis asmeniai naudai gauti, nesinaudoti valstybės arba savivaldybės valdomų turtų netarnybiniai veiklai. Tai jeigu žmogus pasinaudoja, tai paprastai kalbant yra piktnaudžiavimas. Tai jeigu mes patirtume didelę žalą, tai iš interesų derinimo pasaulio mes pereitume į pirmą lygį, į korupcijos prevenciją. Tai va, jeigu
organizacijoje atsiranda iššūkių su korupcijos prevencijos failai, tai visi sprendimo variantai yra antrame lygyje. Trečias lygis yra vertybėmis grįsta etika. Ir tai yra viešajam sektoriui, kiekviena organizacija turi savo etikos elgesio kodeksus, yra specialūs įstatymai, prokurorų, tenais STT, kur irgi etikos principai reglamentuoti, valstybės tarnybos įstatymas ir panašiai. Tai čia yra vertybėmis grįsti etikos reikalavimai. Kitaip kalbant, taisyklėmis grįsti etikos reikalavimai tai reiškia, kaip vairuotojas vairuoja mieste, ar sustoja laiku prie šviesoforo, jeigu užsidega raudona šviesa. Tai va čia yra taisyklėmis grįsta etikos reikalavimai. Bet jeigu būna vairuotojai, kuomet tiesiog užlenda negražiai panašiai elgesi, nepadariai, tai va čia yra ta vertybinis momentas. Na ir aukščiausias lygis yra jau pasitikėjimas. Tai dažnai klausia apie pasitikėjimą Lietuvoje, sako, kaip čia tas pasitikėjimas pas mus yra. Tai aš jums išduosiu vieną paslaptį. Man labai dažnai skambina jūsų vadovai ir sako, kaip suvaldyti interesų konflikto situaciją pas organizacijai. Tai aš jų dažnai užduodu jiems vieną klausimą, sakau, o jūs su savo atitikties pareigūnų kalbėjot? Spėkit, kiek atsako, kad kalbėjo. 20%. 80% sako, kas jie tokie, kurių ieškoti šitoje vietoje. Tai sakau, situacija, vaizdas yra toksai Lietuvoje. Ir praeitais metais vyriausia etikos komisija sakė, kad mes turime apie 4000 viešo sektoriaus organizacijų, privačių interesų registre atitikties pareigūnų yra užsiregistravę apie 1000, realiai dirbančių yra apie 100. Tai jau šiais metais galime drąsiai sakyti, kad atitikties pareigūnų, kurie turi kompetenciją, žinias, artėja daugiau kaip 150. Tai vadinasi, dar kokia laukia mūsų ilga kelionė. Tai pranešimo tema, ten tikėtinas arba realus interesų konfliktas. Tai 2 savaitės ruošiausi šiai temai, vėl viską pakeičiau, ištryniau ir supratau, kad nieko nemoku apie interesų konfliktus. Tai dabar skaidrė yra tokia. Čia yra FTECO praktika nuo 2020 metų. Ir kelios eilutės. Kiek FTECas atlieka tyrimų, kiek konstatuoja po atliktų tyrimų pažeidimų skaičius yra ir panašiai. Tai dabar ką matote? Tyrimų skaičius pradėjo mažėja tyrimų skaičius, bet kuo mažiau tyrimų, tuo daugiau yra konstatuojama pažeidimų. Tai reiškia, jeigu jau FTECas pradeda tyrimą, labai tikėtina 10%, kad tai bus pažeidimas. Klausimas, kodėl? Kaip manot? Kas čia atsitiko? Žinot, toksai yra trumpinys LAVAT. Teismas, teismų praktika. Vadovaujatės ją? Aš ne. Tai 2010 metais LAVATas priėmė vieną tokį sprendimą ir pasakė, kad konstatuoti interesų konfliktą, realų interesų konfliktą turi būti tiesioginis ir akivaizdus privatus interesas. Ir tuo metu FTECas po truputį pradėjo keisti laivo kryptį ir mes ieškoti tų realių interesų konfliktų pažeidimų. Štai ką reiškia tyrimų mažėjimas ir nėra tokių situacijų, kuomet tiesiog formaliai yra konstatuojamas įstatymo pažeidimas. Pavyzdžiui, savivaldybės tarybos narys balsuoja už pavaldžios mokyklos vadovo veiklos ataskaitą, o mokykloje dirba jo sesė. Bus interesų konfliktas. Arba turiu priimti sprendimą dėl savo buvusios darbovietės. Bus interesų konfliktas? Jo, ir atvesimo laikotarpis ir panašiai. Tai dabar, kad atsakyti iš tą klausimą, reikia detalės žinoti kontekstą. Tai pavyzdžiui, anksčiau buvo sakoma, ten iki 20 metų, buvusi darbovietė vienareikšmiškai kelia interesų konfliktą. Dabar sakom, ne. Reikia pažiūrėti, ar yra likęs kažkoks privatus interesas. Tai va šitie skaičiai reiškia šitą. Dirbtinis intelektas. Susikroviau visą FTECO praktiką, tai šiandien nukeliausime į 2006 metus. Ir čia dirbtinio intelekto, tiksliau notebook LM, kur yra sudėta tik tai analitinė medžiaga, uždaviau klausimą. Kas yra formalusis įstatymas apie interesų derinimą? Tai jisai išmetė tiek šaltinių, kur galima pasiremti, ką reiškia formalusis viešųjų privačių interesų derinimo įstatymas.
kad mes neieškome naudos, žalos, elementų ir panašiai. Tada dėjaus paklausiau, ar reikia nusišalinti nuo sprendimo, kuris susijęs su mano privačiu interesu. Tai žinokite, lavato praktikos, va tiek skaičių pilna. Bet kurią gali įstraukti, 20 lavato praktikų pridėti, sakyti, taip reikia nusišalinti. Kitaip kalbant, jeigu aš norėsiu pagrysti formalų interesų konflikto pažeidimą, aš prisidengsiu lavatu ir ištrauksiu pilną nutarčių. Tada paklausiau, kas yra interesų konfliktas. Žinokit, visi moka, kas yra interesų konfliktas ir internete irgi yra pilnas skaičius. Bet kai užduodi kitą klausimą, kas nėra interesų konfliktas, pasirodo, medžiagos nėra. Taip. Ir vat nuo 20 metų, kai FTECas pradėjo ieškoti to tiesioginio akivaizdaus privataus intereso, jūs nerasite teismų praktikos. Jūs nerasite tos informacijos, kurią FTECas formuoja dabar net FTECo interneto svetainiai. Tai reiškia, visą tą know-how turi FTECe 26 žmonės. Tai šiandien norime pasidalinti tą know-how patirtim arba tuo sunkiu darbu, kur tikrai kelia daug iššūkių. Interesų derinimo įstatymas yra sudėliotas iš tokių 3 dalių. Ateina kandidatas į viešą sektorių, turi deklaruoti privačius interesus. Dirba viešajam sektoriuje, deklaruoja interesus, taikomas interesų konfliktas, atstovavimas, dovanos. Išeina žmogus, atvėsimo laikotarpis 1 metai. Tai pirma istorija paprasta. Buvo įstaigos vadovas, vienasmenis valdymo organas. Turėjo jisai aukštesnį organą, valdybą, kolegiaus valdymo organas. Tas įstaigos vadovu tapo ministru ir po kelių savaičių atleido buvusią valdybą. Klausimas, yra pažeidimas čia ar nėra? Interesų konfliktas yra ar nėra? Gerai, kas sako, kad yra? Rankas į viršų. Gerai, kas sako, kad nėra? Gerai, o kas susilaikė? Tai jeigu susilaikė, tai yra interesų konfliktas. Reikia sakyti taip arba ne. Ja. Tai šitoje situacijoje atsakyti klausimą, ar yra interesų konfliktas, reikia žinoti žmogaus privatų interesą. Čia yra privataus intereso sąvoka, kuri yra apibrėžta įstatyme. Tai reiškia mano artimų asmenų, tėvas, brolis, sesuo, vaikai, turtiniai dalykai, neturtiniai dalykai, moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ir panašiai. Ir kitas panašaus pobūdžio interesas. Tai dabar, ką reiškia realūs arba tikri interesų konfliktai? Tai buvusi darbovietė automatiškai nekelia interesų konflikto situacijos, nebent žmogus ten turi privatų interesą. Pavyzdžiui, galbūt jisai bylinėjasi, nes neteisėtai buvo atleistas iš darbo. Gal buvusioje darbovietėje dirba jo artimi asmenys. Galbūt buvusi darbovietė, pavyzdžiui, verslo organizacija, jisai tenais turi akcijų. Ir va tokiu būdu po truputį ieškaisi to privataus intereso. Tai ministro atžvilgiu FTECas atliko prie tyrimą arba analizę prieš tyrimą, nieko neradom ir pasakėme, kad nepradėsime tyrimo, nematome tos interesų konflikto situacijos. Nors iš kitos pusės mus tam tikrą prasme kala prisėda ir sako, o žinot, o visuomenė kilo abejonė. Regimybinis interesų konfliktas. Va. Taip, situacija tokia. Tada yra kitas įdomus dalykas. Lietuvoje turime korupcijos formas. Nepotizmas, sprendimų priimimas teisėkūroje, piktnaudžiavimas ir panašiai. Tai dabar klausimas, kaip tai yra susiję. Tai mokslinė skaidrė arba teorinė skaidrė apie korupcijos reiškinius. Turime nepotizmą, tai čia aišku, šeimos nariai. Tada turime kronizmą, tai draugų, bičiulių protegavimas. Dabar klausimas, o draugas man kelia interesų konfliktą? Ar reikia deklaruoti? Tai interesų konflikto objektas. Tada turime favoritizmą. Pavyzdžiui, mano favoritas yra Rytis. Priėmiau sprendimą dėl Ryčio. Dabar klausimas, ar kelia interesų konfliktą. Tada turime klientelizmą kaip tokį santykį. Tai čia dažnai FTECo klausia, sako, ar politinės partijos, politiniai ryšiai ten su verslu susiję tokie santykiai, kur asimetrija gaunasi tarp santykių, ar irgi kelia interesų konfliktą. Pavyzdžiui, toksai paprastas pavyzdys. Savivaldybės tarybos narys
balsuoja, kad kitas tarybos narys, kuris yra sūnus, taptų kontrolės komiteto pirmininku. Klausimas, ar bus interesų konfliktas? Kas sako taip? Gerai. Kas sako ne? Tai gerai, kas susilaikė, tai bus interesų konfliktas jums. Tai šitoj situacijoje, kaip išvardinau sąlygas, dabar jau nebus laikoma interesų konflikto situacija. Nes tai yra politikos formavimas, abudu žmonės yra išrinkti tautos. Bet jeigu tėtis tarybos narys priimtų sprendimą dėl pavaldžios organizacijos vadovo, o vadovas būtų sūnus, ten brolis tėtis, jau būtų ta tikra interesų konflikto situacija. Tai ekspertiškai, arba ką aš jau senai savo esu atsakęs į paprastą klausimą, nesvarbu, kas yra asmuo. Tai gali būti tavo tėtis, draugas, pažįstamas, verslo partneris, tarp jų yra lygybės ženklas. Čia klausimas yra esminis, koks mano santykis yra su kitum žmogum. Tai natūraliai aš pasakysiu tokį dalyką. Mano žmona turi sesę. Jeigu spręšiu klausimus dėl jos, ar būtų interesų konfliktas? Tai patenka ir artimų asmenų sąvoka. Bėda tai, kad aš ją esu matęs gyvenime 4 kartus ir žinau tik vardą. Tai aš tiesiog darbę galiu nagrinėti situaciją, papulti į klasikinį interesų konflikto situaciją ir sakysiu, soriukas, nežinojau. Tai esmė tokia. Ir dabar iki 2010 metų buvo Vtekas labai daug konstatuodavo tokių ir žmonės sakydavo, ir klientai sakydavo formalius interesų konfliktus. Netikras. Ir tada pasidarė įdomu, o kas tas yra tas formalus įstatymas arba formalūs interesų konfliktai. Tai dabar suradau istoriją, tą pirmą istoriją, nuo kuomet Lavatas pasakė, ką reiškia formalus įstatymas. Ir aš ją pavadinau Alvydo Exceliu. Pakeistas pavadinimas, pakeistas vardas, bet žodžiai labai yra artimi. Situacija štai buvo tokia. 2006 metais Kauno savivaldybė organizavo konkursą Nemuno saloje pastatyti, rekonstruoti pastatą. Tuo metu buvo paskelbtas viešasis pirkimas ir viešasis pirkimas buvo paskelbtas net valstybės žiniose. Kas dirbęs su viešais pirkimais atsimenate, ne? Arba popieriniai pasiūlymai gauti. Konkurso vertė apie 10 milijonų litų. Alvydas buvo departamento direktorius, viešųjų pirkimų komisijos narys. Ir jisai turėjo bendrovę Excelis ir jisai buvo tos bendrovės 100% akcininkas. Dabar šiais sakytume, turi lemiamą įtaką juridiniam asmeny, yra galutinės naudos gavėjas ir panašiai. Ištrauktume tų labai gražių teisinių žodžių. Ir įdomu tai, kad Excelis turėjo skolą vienai bendroviai, kuri vadinasi Hidrostatyba. Kas atsitiko? Į šitą viešąjį pirkimą atėjo dalyvauti 7 bendrovės ir viena iš bendrovių buvo Hidrostatyba. Alvydas kokius priiminėjo sprendimus. Viešųjų pirkimų komisijoje jisai vertino pateiktus pasiūlymus, vertino kainą, pagristumą, atitikti reikalavimams. Ir buvo galutinis sprendimas nutraukti konkursą, nes kainos buvo per aukštos. Dėl to Vtekas konstatavo pažeidimą, nes pasakė, tu esi 100% akcininkas, bendrovės interesai, tai yra tavo asmeniniai interesai. Ir tiesiog klasikinis paprastas pažeidimas. Bet įdomus dalykas yra tai, ką šitoj istorijoje teismas pasakė. Nesvarbu, kad nebuvo realizuotas interesų konfliktas, Alvydas turėjo nusišalti viešųjų pirkimų komisijoje. Tai reiškia, tuo metu Lavatas pasakė, ką reiškia formalus įstatymas. Nereikėjo, kad Hidrostatyba laimėtų konkursą, būtų realizuotas interesas, reikėjo iš anksto nusišalinti. Tai va šita formalioji įstatymo pusė. Ir čia šitas sprendimas jau buvo Lavato priimtas 2007 metais. Tai nuo šito sprendimo vėliau žmonės tiesiog natūraliai pradėjo cituoti formalusis įstatymas. Kita istorija, tiesiog labai greitai prasibėgsiu, čia 20 metų istorija. Andriaus Jučo, tai yra Alytaus miesto politikas, aš jam paskambinau, sakau, Andriau, naudosiu tavo vardo pavardę. Situacija tokia. Andrius laimėjo bylą prieš Vteką.
Kontekstas toksai. Jisai dirba, yra politikas, taip pat yra bendrovės atliekų tvarkymo centras, vienas iš padalinio vadovų. Savivaldybės taryboje jisai priiminėjo sprendimą, kuris buvo sudėliotas iš 2 dalių. Pirma dalis tai reiškia pakeisti aprašą, kaip yra taikomi kriterijai dėl atliekų tvarkymo. Visas procesas, o antra dalis nustatomi tarifai, kiek turės mokėti gyventojai ir verslas už atliekas. Ir Vtekas ką pasakė, sako, tau yra pažeidimas, nes sprendimo projektą rengė tavo bendrovės darbuotojai, sprendimo projektą pristatė bendrovės direktorius taryboje, o tu kaip padalinio vadovas esi pavaldus direktoriui. Ar supratot? Vtekas konstatuoja pažeidimą, Andrius nueina į teismą, Vilniaus pralošia, nueina iki galo iki Lavato ir Lavatas pasako labai paprastą dalyką. Taip, tarifai yra tokie, bet surinkti mokesčiai neina tiesiogiai į bendrovės sąskaitą. Surinkti mokesčiai eina į savivaldybės biudžetą. Savivaldybė pagal sutartis, pagal sąskaitas, pagal šiukšlių kiekius atsiskaito su tuo centru. Andrius nerengė sprendimo projekto. Andrius padalinys jo nebuvo susijęs su finansais, su administravimu. Ir tada teismas sako labai paprastą dalyką, kad turi būti nustatytas priežastinis ryšys tarp mano privataus intereso ir sprendimo, kurį aš priimu. Ir va čia yra ta sunkioji dalis interesų konflikto pasaulyje, kai mes dabar ieškome tų realių tikrų interesų konflikto situacijų. Tai gali būti šitaip, kad Vtekas nepasakys pažeidimo, nebus interesų konflikto situacija, bet jinai gali atrodyti labai keistai. Tai čia perinam į aukštesnį vertybėmis grįstą etikos reikalavimą, ar žmogus yra nešališkas. Tai šiandien mes ieškosime į šitus klausimus ir paskutinė skaidrė sako, ten teisininkai ginčiasi, forma prieš turinį, turinys prieš formą ir panašiai. Tai aš sakau, forma turi tarnauti turiniui interesų konflikto pasaulyje. Ir paaiškinsiu labai paprastų dalykų. Tai įsivaizduokite, kad jūs statote namą ir reikia išlieti jo pamatus. Tai betonas būtų turinys. Formos tai reiškia lentos, kurios nusformuoja šitą pamatą. Tai jeigu betonas bus labai geras, bet lentos kreivos, šleivos, arba bus skylė, tai betonas išbėgs. Namo pamatai bus kreivi. Arba gerai. Formą, lentas galim labai gražiai sudėti, bet betonas bus nekokybiškas. Tai gerai, bus gražiai išlieta, bet betonas namo pamatai suirs. Tai turi būti vienas su kitu susijęs dalykai. Tai žinutė tokia ir ačiū Jums, lauksiu klausimų.